Pasaulinėms varžyboms lenktynininkus rengiantys 2 Panevėžio dviračių sporto klubai šiemet liko it musę kandę. Mat po didžiojo miesto biudžeto pinigų dalybų dviratininkams teks patiems galvoti, iš kur gauti pinigų. Kai futbolui ar rankiniui yra skiriamas kelių šimtų tūkstančių litų papildomas metinis finansavimas iš miesto biudžeto, Panevėžio dviratininkai savo miestą garsinantis aukštais pasiekimais visame pasaulyje lieka tarsi podukros vietoje. Panevėžio valdininkai trekininkėms ir plento dviratininkėms treniruoti skyrė vos 14 tūkstančių litų metams siekiančius grašius. Dėl itin varganos Panevėžio dviračių klubų padėties apgailestaujantis miesto kūno kultūros ir sporto centro vadovas Bronislovas Plevga sako, jog jo prašymas dviratininkams skirti 100 tūkstančių litų miesto valdančiųjų liko neišgirstas. Mes turim galvoti apie ateitį, apie perspektyvą. Tai mūsų jaunos kartos auklėjimą, vėl naujų čempionių paruošimą. Tai šitam variante mes tikrai esam nuliūdinti, galim sakyti, tai gausim 500 tūkstančių mažiau negu pereitais metais klubiniai sistemai. Be abejo, tuo pačiu ir atsilieps ir dviračių sportui. Tai pagal preliminarinius paskaičiavimus plento klubas Fortuna gautų apie 18 tūkstančių, o klubas Aleco Sport trekininkai gautų apie 16,5 tūkstančių. Sporto centro vadovas vardijo, kiek daug pinigų reikia skirti sportininkams dalyvaujantiems įvairių tipų rungtynėse. Vienam dviratininkui, kad jis gerai pasiruoštų varžyboms, reikia bent 5 dviračių, specialios aprangos, o kiek dar kainuoja detalės ar kelionės į varžybas. Krizė, įvykiai tie, kur atsitikę buvo tiek rankinėje, tiek kitose sporto šakose, tas irgi neskatina remti rėmėjų. Dabar, kiek girdėjau, jau ruošiamas naujas rėmimo įstatymas, gal jis bus palankus, bet kažkaip tai gal ir sunku tikėtis, kadangi toks sunkmetis ir verslininkai galvoja patys, kaip išgyventi, o ne kažką dar remti. Kad Panevėžio valdžia ignoruoja miesto dviratininkus, nors jie ir pasiekia puikių rezultatų, stebisi miesto tarybos narys, garsus triatlonininkas Vidmantas Urbonas. Jo teigimu, nei viena kita mieste esanti sporto šaka taip puikiai negarsina Panevėžio visame pasaulyje kaip dviratininkės. Dėl to arenoje ir buvo įrengtas trekas. Aš manau, kad jeigu atsiranda tinklininkam 75 tūkstančiai litų, tai atskira eilute, tai dviratininkam neatrasti, truputėlį tikrai keista. Truputėlį tikrai keista ir darbai, tiesiog žodžiai skiriasi nuo darbų, reiškia. Nes žadėti, kalbėti, džiaugtis pergalėmis, visa Lietuva džiaugiasi, aišku, ir Panevėžys taip pat, ir po to negalima atrasti. Aš nesakau, kad reikia pūsti biudžetą, jis ir taip labai blogai suformuotas ir tikrai silpnas, ir ten lėšų per daug numatyta, nei surinksime, bet galima buvo iš tų pačių lėšų atrasti tikrai būtų dviratininkės džiaugiusios, tuo labiau, kad pas mus puikus trekas, olimpinis trekas, kuriame dabar ir treniruojasi mūsų dviratininkės ir dviratininkai. Sporto sritį kuruojantis Panevėžio mero pavaduotojas Kastytis Vainauskas aiškina, jog papildomų pinigų dviračių sportui esą nelikę dėl to, kad dabar miestui reikia pasirūpinti brangiu arenos išlaikymu. Jaunajai kartai kaip tik ir skiriamas, savivaldybės lėšas kaip tik ir skiriamas jaunai lėšai, jaunai kartai kurti ir kaip ir trekas, tai yra kaip tik ir galimybė jaunai kartai treniruotis ir ruoštis tam. Treko išlaikymui mums koncesijos pagal sutartį mes mokame 2 milijonus litų. Didžiąją dalį sportui skirtų miesto pinigų po 250 tūkstančių litų pasidalino Panevėžio futbolo ir krepšinio klubai. Rankininkai šiemet gavo taip pat 200 tūkstančių litų. Papildomai iš biudžeto numatyti skirti 75 tūkstančiai litų ir Panevėžio tinklininkams. Reporterė Jurgita Kasperavičiūtė, Panevėžys.